Sveiki, ar galima nusipirkus už $100 kontraktą po 3 metų pasiimti $30,000? Ir tokį skelbimą Facebook'e įdėjo kolegė. Tai ne pirmas kolegės toks skelbimas, bet šis skelbimas iššaukė diskusiją, kur žmonės nežinodami šitos sistemos pradeda įrodinėti, kad to negali būti. Taigi, pasiaiškinam šiandien, gali ar negali. Kolegė yra parašiusi, kad dabar investavęs $100, po 3 metų pasiimtum $300. Ar rastum tą $100? Šitoj vietoj aš turiu truputėlį pataisyti, mes neinvestuojam $100, mes perkam kontraktą. Bet kaip lietuviai yra įpratę, kad jie investiciją vadina kiekvieną pinigą išleistą, investicija už bandelę nusipirkus, investicija nusipirkus papildus, investicija kažką tai į save įdėjus, plaukus nusikirpus, tai yra investicija į save. Lai tegul būna investicija. Esu Rasuolė ir esu Kryptex narė. Tai ne kompanijos pristatymas, tai tik tiesiog pasiaiškinam kai kuriuos momentus. Ką pirmiausia reikėtų padaryti visiems, kuriem akis užkliuvo už tokio skelbimo, kaip mūsų kolegės. Ir iškilo mintis, kad galbūt visai įdomu arba abejonė, kad tai yra nesąmonė ir būtų gerai, kad taip būtų, tada ir aš prisijungčiau. Pirmiausia, žinoma, reikėtų ne savo žinias rodyti nieko nežinant apie sistemą, o tiesiog paimti, susisiekti su tuo žmogum, kas parašė tokį skelbimą, kur pamatė tokią informaciją ir paprašyti referalinės nuorodos. Tai yra paklausti, kaip prisijungti prie Kryptexo. Prie Kryptexo prisijungimas yra nemokamas, registracija yra nemokama. Užsiregistruojam ir tada žiūrim informaciją. Dabar aš užeisiu pas save į savo kabinetą ir aš jums parodysiu, kur reikia žiūrėti informaciją. Visa informacija yra klausimų atsakymų skilti. Ir ieškom tokios skilties help, tai yra pagalba, ir va čia yra klausimai atsakymai arba dažnai užduodami klausimai. Jungiam šitą grafą, jungiam vertėją ir truputėlį pasižiūrim, kas čia yra parašyta. Pirmiausia, aišku, kas yra Kryptex. Kryptex yra Crypto Invest įmonė, kurią įkūrė verslus ir profesionalūs asmenys. Kryptex platforma leidžia lengvai pasinaudoti mūsų viskas viename sprendimu, kad galėtumėte pasinaudoti decentralizuoto finansavimo galimybėmis kartu su šiuolaikinėmis finansinėmis priemonėmis. Ir žinoma, reikia pasižiūrėti, kuo Kryptex yra išskirtinė, todėl kad tokio pasiūlymo jūs tikrai nesat matę. Nebent prieš kažkiek metų, kažkokiu laikotarpiu esat susidūrę irgi su Kryptex, nes Kryptex jos kelias prasidėjo 2017 metais. Ir tai nėra nauja kompanija, tai nėra naujas dalykas, tai yra laiko patikrinta kompanija ir laiko patikrinta galimybė. Ir dabar pasižiūrim, kuo Kryptex išskirtinė. Aš neskaitysiu visko čia, jūs patys prisiregistruosit, užeisit ir pasiskaitysit, bet tik tais kai kuriuos svarbiausius momentus. Pirmoji, be rizikos investuoti. Pasiekite maksimalų augimą su minimaliomis pastangomis ir rizika. Pirmasis pasaulyje nerizikingas investavimas. Kodėl nerizikingas investavimas? Aš kaip ir sakiau, mes perkam kontraktą ir toliau. Žiūrėkit, Kryptex suteikia indėlį, duoda indėlį, depozitą duoda kiekvienam kontraktui. Kryptex suteikia jums fiksuotą $43 200 dydžio investicinį indėlį už vieną sutartį. Nereikia privataus turto, nereikia patiem investuoti savo pinigų. Ir kadangi Kryptex, va čia rašo, kad jinai suteikia $43 200 fiksuotą depozitą indėlį, mes toliau žiūrim, ar Kryptex yra bankas.
Cryptex yra nepriklausoma ir nemokama klestinčių ekspertų, influencerių ir pionierių tinklo grupė. Buvimas Cryptex klientu atveria duris į daugybę galimybių, galingą įžvalgą, unikalios finansinės priemonės, platūs ryšiai ir kruopščiai sukurti renginiai įkvepia, įgalina ir užšaukia tuos, su kuriais dirbame. Mes esame jungtis tarp šių laikinių finansinių priemonių ir kriptovaliutų. Jeigu paprastai kalbant, tai Cryptex nėra bankas. Į Cryptex visą sistemą įeina ir bankai. Jau išsiaiškinom, kad Cryptex nėra bankas ir dabar iš kur atsiranda tie 43 200. Beje, šitoj vietoje aš pasakysiu, taip, kad jeigu mes kalbam apie 3 metus, tai yra kita suma, bet apie tai truputėlį vėliau. Iš kur atsiranda kapitalas 43 200 $, kuris naudojamas statymui, tai yra steikingui. Šį kapitalą suteikia mūsų partneriai susidedantys iš lizingo bendrovių ir offshore'inių investicinių bankų. Kiekvienai DeFi hibridiniai sutarčiai aktyvuojamas gyvybės draudimo polisas. Gyvybės draudimo polisas deponuojamas kaip užstatas investicinėme banke. Mainais už kiekvieną DeFi hibridinę sutartį bus suteikta 43 200 paskola arba depozitas. Toliau. Gavom mes tą depozitą. Jeigu 3 metam, tai būtų 30 240, jeigu 5 arba 7 metam 43 200. Ir sutikit su manim, kad tikrai ne kiekvienas, tikrai nedaugelis galėtų turėti tokią sumą, kurią galėtų tokias sumas paimti ir investuoti. Ir dar kartą pabrėžiu, mes neinvestuojam savo pinigų čia. Mum tai suteikia bankai. Kaip ir pasakiau, kaip ir paskaičiau, mums čia uždirba pinigus ne su mūsų pinigais. Nes jeigu mes patys savo pinigus kažkur tai investuotume tokias sumas, nesvarbu kur, yra rizika, kad nepavyks uždirbti, yra rizika, kad prarasim tuos pinigus, į minusą sėsim. Tikrai taip. Todėl ir sakoma, kad tai yra pirmasis pasaulyje nerizikingas investavimas. Ir kas toliau vyksta? Kompanija paima mūsų pinigus, surenka į vieną pulą, ir ji uždirba procentus, jeigu paprastai kalbant. Techninių dalykų aš jums neaiškinsiu. Jeigu jūs norite aiškintis ir gilintis į tuos techninius dalykus, yra internetas, įeikit, įsiveskit klausimus į Google ir tikrai rasit atsakymus. Ir ne vieną atsakymą. Pasirinksit atsakymą tokį, kokis jums yra labiausiai suprantamas. Dabar grįžtam prie Cryptexo. Dirba tie mūsų pinigai, tai yra ne mūsų pinigų, kuriuos mums davė pinigus, mes gaunam procentą atitinkamą. Bet procentą uždirbto mes negalim nusiimti, negalim šitų pinigų nusiimti, tai yra ne mūsų pinigai. Ta laikotarpį, kurį kontraktą mes pasirinkom. Jeigu dabar imam 3 metus, bet tas procentas sekančią dieną keliauja dirbti į steikingą. Tai yra vadinasi sudėtinės palūkanos. Taip išvertė mum vertėjas, kas yra automatinis junginys. Naudojant automatinį sujungimą ir automatinį pirkimą, apdovanojimai, tai yra procentai, automatiškai konvertuojami į didesnės dalis, kai bus patvirtintas apdovanojimas. Vat ką aš tik tais paėmiau ir paaiškinau. Galim pasižiūrėti labai trumpai tokį pavyzdėlį, tai yra iš mūsų prezentacijos. Va čia kaip tik ir yra 3 metų kontraktas. Kairiai pusėj matom tikro kontrakto skaičiukus, kuris jau yra pasibaigęs ir vat yra tokia lentelė sudėliota. Geltonai tai yra skaičius, 30 240, kurie iškeliavo ant steikingo. Cryptex nupirko kažkokią tai kriptą ir užrakino 3 metam ir va čia prasidėjo visas tas pasyvių pajamų kūrimas. Už pirmą dieną buvo uždirbta $30.24 ir buvo pripliusuota, tai vadinasi, va tokia suma jau yra kaip ir dirbanti, antrą dieną, matot, į darbą išėjo. 30 270,24 €. Jau truputėlį didesnė suma išėjo į darbą. Toliau žiūrim. Antrą dieną nuo šitos sumos, nuo 30 270,24 buvo uždirbta $30.27. Šita suma uždirbta mūsų antros dienos, jinai yra pripliusuojama prie bendros
sumos ir toliau keliauja į darbą. Va čia ir vadinasi sudėtiniai procentai. Ir dabar jeigu paimsim, pasižiūrėsim, dienų skaičius yra 1095 dienos, kada pasibaigė 3 metai, 3 metų kontraktas ir yra, žiūrėkit dabar tokia suma, kad va čia 67 550 ir 37 centai, čia doleriais. Tokia suma yra bendra per 3 metus tiek uždirbtų pinigų ir tiek paskolos. 30 240. Pasibaigė kontraktas ir aišku, bankas pasiima savo pinigus 30 240. Bankas, suprantat, ne labdaros organizacija, jinai nedalina pinigų. Visi atsiskaičiuoja, kam kas priklauso ir vat gaunasi 35 097 doleriai 28 centai. Kad suprastumėt, kad čia ne labdaros organizacija ir kad suprastumėt, kad mums duodami pinigai tam, kad ir bankai uždirbtų, ir Kryptex uždirbtų, ir draudimas uždirbtų, mes esam jiems kaip darbo įrankis. Jie mums duoda šitus depozitus, todėl, kad jie užsidirbtų. Ir dabar žiūrim, čia kontraktas dirbo Ethereum 2.0. Matot, kapitalas, tęstinumas 36 mėnesiai, 3 metai, draudimas kiekvieną mėnesį už va šitą tą paslaugą, kad jisai apdraudžia šitą kontraktą, pasiima po 210 dolerių. Banko aptarnavimas 30 dolerių per mėnesį. Bankas pasiima per metus, va čia žiūrim, 2041 doleris. Procentai už kreditą vidutiniškai, steikinimo atlygis kiekvieną dieną vyksta 24 valandas 7 dienas per savaitę. Sudėtinių procentų reinvestavimas taip vyksta kiekvieną dieną. Ir dabar toliau žiūrim, DeFi sutartis 36 100 dolerių, mes perkam sutartį, nes su šitais pinigais dirba kompanija. Mūsų šitus pinigus jie ir dar daugiau, dar prideda iš savęs, išdalina į referalinę sistemą. Toliau važiuojam. Žinoma, kaip paprastai draudimo ir aptarnavimo kaina, o taip pat metiniai procentai bus apmokami iš steikingo atlygio. Mes turim tokį kontraktą, mums davė tokį depozitą, jis dirba, uždirba mums procentus, mums nereikia atiduoti iš savęs tų pinigų, mums nereikia mokėti už draudimo polisą, aptarnavimo mokestį, metinių procentų bankui, nes visa tai pasiima jie iš steikingo pelno, iš uždirbtų palūkanų. Rezultatai paimti atsižvelgiant į praėjusį periodą ir tai nėra garantija ateičiai. Taip, bet iki šiandien dienos šitiek metų Kryptexas dirbo. Išmokos visos vyksta. Kokia yra rizika? 100 dolerių. Jeigu kartais atsitiktų kažkas tai nenumatyti dalykai. Ta ir kompanija netrašo pas save tinklapyje. Ir dabar grįžtam prie kolegės skelbimo. Jeigu žinotumėte, kad po 3 metų gautumėte 30 000, ar rastumėte 100 dolerių, net ir žinodami, kad yra kažkoks tai procentas rizikos. Mes dalinamės tuo, kur mes patys esam, kur mes patys dalyvaujam. Ir kaip aš rašiau kovo 20 dieną savo poste, nes tą dieną buvo mūsų Europos komanda, 90 000 narių pasiekė. Čia visi yra pliusai ir dar daugiau jų yra, bet dalį aš sudėjau, kur aš matau Kryptexą kaip pliusus, kad mes nerizikuojame savo pinigais. Steikingė dirba bankų pinigai. Už savo pirktą kontraktą gaunama išmoka ir be jokių kvietimų. Čia žmogui nereikia jokios komandos kurti, jisai vis tiek gaus tą išmoką. Čia nereikia daryti jokių apyvartų. Atėjau, nusipirkau ir viskas, ir laukiu. Čia tiem, kurie, nemoka to dalyko daryti. Visi dalyviai turi pilną anonimiškumą. Nereikia jokių verifikacijų, nėra mėnesio privalomų pirkimų. Pirktas kontraktas kūrė pasyvą. Dideli bonusai mokami už komandą tiems, kas nori kurti komandas, bet neprivaloma. Į referalinę struktūrą sumokama 149 procentus. Ir čia aš suklydau, 165 procentai yra sumokama į referalinę struktūrą. Va šito jūs tikrai nematėte nei vienoje kompanijoje. Čia sakinys tiem, kas ieško papildomo uždarbio arba nuolatinio uždarbio,
iš komandos kūrimo, su komandos kūrimu, iš referalinių, iš bonusų. Tinka tiems, kas nemoka kviesti, bet netinka tiems, kas galvoja, kad čia už ačiū, tikrai ne. Kontraktą reikia nusipirkti. Kontrakto kaina $100, kaip ir sakiau. Netinka tiems, kas ieško milijono pinigų uždirbti per mėnesį ar keletą. Netinka tiems, kas prašo 100% garantijos, nes rizikos, kad ir 1% visada visur yra, visur išlieka. Tinka kantriems, kurie supranta, kad pinigams uždirbti reikia laiko. Ir dabar grįžtu prie pačios pradžios. Jeigu jūs ieškot papildomo darbo, jeigu jūs ieškot papildomų galimybių, jeigu ieškot pasyvių pajamų kūrimo, nepraeikit pro šalį, pro Kryptex. Peržiūrėkit ir šitą pasiūlymą. Susiieškokit, kas dirba su Kryptex. Rašykit tam žmogui klausimus, rašykit žinutes, išsiaiškinkit viską. Rašykit tam žmogui klausimus, kuris jums davė šitą vaizdo įrašą. Arba jūs susiradot pas jį paskyroje, arba kažkokioje grupėje. Rašykit administratoriui. Nuoširdžiai sakau, kad tokio pasiūlymo jūs tikrai dar nematėt. Kryptex tinka visiems. Nesvarbu, ar jūs dirba tinkliniai rinkodarai, ar jūs turit samdomą darbą, ar jūs užsiimat kažkokią papildomą veiklą. Visiškai nesvarbu. Jisai tinka visiems. Ir tiems, kas nemoka kviesti. Ir tiems, kas nori kurti komandas, moka kviesti. Čia visi atėję ir prisijungę gauna savo išmokas. Gerų jums emocijų susipažįstat su Kryptex ir dar geresnių ir smagesnių emocijų ir nuotaikų prisijungus prie Kryptex, stipraus pasitikėjimo savimi, gavus Kryptex išmokas.